Mhm. Na kągi, šiandieną dar viena paskaitėlė, laukiamas Portugalijoje. Nežinau, kaip teisingai tarėsi, Olhau ir Faro uosteliai būtų tokie. Tarėsi Olijau, Olio, Olio ir, Olijau, kaip sakė dar Petrai, pakartok. Olijau, Olijau. Olio, o Faro, taip ir sakosi Faro. Farų, jeigu Farų, portugališkai, o šiaip Farų, farų sako, farų, ir Farų, portugališkai skamba. Farų ir Olio. Mhm. Na, Olijau, tiksliau, Oljaun. Oljaun, lyg tai N, Oljaun, Oljaun. Oljaun, aha, Jo, jo. Oljaun. Farų ir Oljaun. Tai va, tai kaip visa tai atrodo, kas čia per situacija yra, tai pradėsiu truputėlį iš toliau. Kas yra tokie, yra tokia įrašyta pas mane paskaitėlė astronomijos, aš ją ir ją yra įtraukti ir potviniai atoslūgiai ir taip toliau. Tai kaip šiandien jau kalbėjom, yra toks dalykas kaip potviniai atoslūgiai. Nu ir mes įvedam, pavyzdžiui, TIDES, tokie skalbimo milteliai, tai buvo kažkadaise senais laikais. Taits ir įvedam uostą, ne, ten Olio, dar kažkokį, Faro ir mums išmeta į Google visokių tų puslapių ir mes galim pasižiūrėti. Na, vienas iš tokių čia Tide for Fishing, kaip pavyzdys. E, Daug tokios informacijos jisai duoda visokios mėnulio fazės, kada čia ta žuvis va very high activity ir kur tos žuvelės, kada eina, kokiu laiku ta žuvis eina žvejybai, ne, kokiu laiku. Čia matom, va pačioj valandos 14 valanda ir šiandieną 26 pirmadienis. Labai svarbu yra laikas. Laikas Portugalijos UTC plus 1 valanda. Nu, Portugalijos laikas. Koks yra vietinis laikas, tai čia rašo vietinį laiką. Anglijos laikas, Londono. Šiandieną Londono yra, na, Taip, UTC plus 1. Kas yra Londone, nes Portugalija iš principo su Londonu ant to pačio meridiano yra. Tai taip, praktiškai ir tas laikas sutampa, tik yra vasaros laikas, todėl plus taip. 1. Ir matom, kaip kas 6 valandas, va grubiai žiūrėkit, antrą nakties buvo aukštas vanduo. Ir tas aukštas vanduo buvo apie 3 metrai, na, sakykime, 3,5 dėkit. Aukštas vanduo. Tada 8 ryto buvo žemas vanduo, bet tas žemas vanduo atoslūgį jūs negalit suprasti taip, kad atoslūgis tai visas vanduo ištekėjo ir jeigu jūrlapyje rašo gylis 2 metrai, tai po atoslūgio metu bus ten Nol 0,5 šešita. metro. Jo. Ne. Jeigu jūrlapyje rašo 2 metrai, 2 metrai jūrlapį gylis, tai atoslūgio metu bus 2 metrai plus 0,5. Va čia matom Mhm. 0,5. Jūrlapyje yra va šitas nulis, jeigu užrašyta 2 metrai, tai čia yra jūrlapio, tas chart datum toks taip vadinamas yra gylis, o šitą pridedam 0,5 metro. Tai jūrlapyje, jeigu 2, tai yra šiuo metu, tą sakykime 8 valandą 30 ryte, buvo 2,5. Toliau 14 valandą 50 minučių. Žinau, kodėl čia 14:50, čia 14, 15 teisingai. 15 valanda aukštas vanduo. Tai jeigu jūrlapyje parašyta 2 metrai, tai plus 3,5, 5,5 metro gylis. Toj vietoj, kur jūrlapį rašo 2, bus 5,5. Na ir taip, va, tokiu būdu mes, jeigu atsidarysim tą puslapį, čia netgi vedant su pelyte, mums rodo kokią valandą, koks gylis bus tuo momentu. Na, bet čia ir taip galima matyti. 18 valandą, va, pakylam taip, 2 metrai gylis. 18 valandą, taip. 19 valandą, net ne gylis, atsiprašau, o aukštas potvinio aukštis 1 metras, va, 8 valandą vakare, tai pravedam, na, kas čia bus 0,7 metrai. Tai jeigu gylis 2 metrai rodo, plus 0,7, 2,7. Na, prieisim prie jūrlapio, dar panagrinėsim. Tai čia labai svarbu mums yra potviniai atoslūgiai. Tiek Anglijoje, tiek viso Šiaurės jūros uostai, kur be plaukis.
potviniai atoslūgiai ten veikia stipriai mūsų Klaipėdos rajone, čia visam Klaipėdos rajone, Lietuvos rajone, Baltijos mūsų jūroje nėra potvinio atoslūgių. Nors kartais patvinstame, bet mes patvinstame dėl vėjo. Vėjas sukelia potvinį, tik sukelia jau vėjas, bet ne mėnulis ir saulė, kas yra pagrindinis reiškinys. Ir kada didžiausi potviniai atoslūgiai, vat šiandien aš noriu trumpai spėti tą valandą viską, tai plačiau apie tą mėnulį ir apie kaip ten kas išsidėsto yra toje astronomijos paskaitoje, kaip ten tie potviniai. Bet paprastai žodžiais tariant, jeigu mėnulis pilnatis ir jaunatis, tai va šitas nukritimas, na, nukritimas gal ir bus 1,05, bet pakilimas bus ne iki 3,5, bet gali būti iki 5, iki 6 metrų. Tai yra tas perkritis, kyla, leidžiasi, jis labai didelis, maksimalus. Yra per pilnatį ir per jaunatį. O per delčią ir priešpilnį jau tas perkritis yra, na, toks pats mažiausias. Mažiausias. Gali 3 metrus, 2 metrus tas perkritimas būti. Jisai nėra. Ir kas dar labai svarbu, įsivaizduokit, vanduo uoste buvo nukritęs, visiškai. Ir paskui jisai staiga, na, kažkaip turi atsirasti, tas gylis padidėti 3 metrus. Tai kaip jisai padidėti? Tas vanduo turi atitekėti. O ką reiškia atitekėti? Tai yra atsiranda srovė. Tas vanduo teka, na, kaip iš krano, sakykime, tik tas kranas toks didžiulis, visa upė. Taip, visa upė yra kranas. Krano tai srovė, čiurkšlė. Tai ir jisai turi kuo didesnį kiekį per tą, pavyzdžiui, per tas 6 valandas, jis turi pritekėti tuos 3 metrus, tai tokia didžiulė masė turi atitekėti. O jeigu atitekėti 6 metrus aukštis, tai tos rovės dar didesnis. Tai kas yra pavojingiausia tuose rajonuose, kur tie potviniai atoslūgiai, ne tik, kad tas vanduo nukrenta, tu sėsi ant seklumos, ten kažkur sraigtą pažeisi, jeigu neįvertinsi to aukščio. Ir rodo, dideli laivai plaukia, užstrigo, nes jisai sėdo ant seklumos, nes nepasiskaičiavo, neįvertino tų aukščių, bet ko dar neįvertina laivai, neįvertina srovių. Įsivaizduokit, kas yra potvinis atoslūgis. Tai reiškia potvinis, kad į uostą turėjo į tą upę iš vandenyno pritekėti vandens. Ką tas reiškia? Jeigu mes paimkime kažkokią tai gal nuotraukėlę, va, sakykime, čia iš vandenyno parteka tas vanduo, ne? Čia uostelis, faro uostelis, tai farų. Tai jeigu turi pritekėti, tai pareina tas vanduo, čia tai srovė į uostą pareidinėja. O jūs norite tuo momentu išplaukti. Tai jūs plaukėt prieš srovę ir tos srovės yra gan didelės kartais. Ir laivas nepajėgus yra ta srovė. Na, jeigu laivo greitis 10 mazgų, srovės 4 mazgai, tai prieš srovę plauki, tai tavo greitis belieka 6 mazgai. 6 mazgai 12 km per valandą. O tu galvoji plauksi 10 mazgų, 20 km per valandą. Na, o tu beplauki 12. Ir tu nebeįsipaišai į tuos laikus ir kažkur ten sėdi ant seklumos, nespėjai ten su potviniu išeiti ir panašiai. Su atostogų, pavyzdžiui, ar ateiti su potviniu. Tai tokie dalykai su tom srovėm ir jas reikia būtinai įsivertinti ir pasižiūrėti ir orientuotis. Kas tuo momentu yra, kur tu plauki, kas šiuo momentu yra, koks potvinis, potvinio aukštis. 2 metrai, 3 metrai ir tą potvinio aukštį pridedi prie gylių. Čia tas pats, čia kitas puslapis. Time irgi turime kažkokį uostelį, visi surašyti high water. Laikas ir labai svarbu, kad tas laikas mums būtų Portugalijos. Irgi čia nematau dabar, bet reikia susitikrinti arba su kitu puslapiu irgi, kokį čia tą laiką rodo. Ar čia Portugalijos, ar nėra koks nugribautas laikas. Tai su laikai labai svarbus yra, kad būtų vietinis laikas. Na, ką turi ant laikrodžio, tą ir matytum. Ir, na, ir rodo, žemas vanduo, 0,3 metrų. Bet šitie 0,3 jie prisideda prie jūrlapio gylio. Žemas vanduo
bet atoslūgis, bet jis vis tiek yra aukščiau negu jūrlapis. Štai irgi iš to Time Europe, va, visas grafikas duotas, pagal jį mes čia vedam su pelytė, man atrodo, ir viską čia rodo, na, arba pasižiūrim, ne, maždaug. Kada, kur, koks yra, galim čia nesunkiai tame grafike orientuotis, kada koks vanduo. Viską reikia apytiksliai, nėra milimetrų tikslumų, nereikia niekur milimetrų tikslumų, nes pats tas upės dugnas irgi netikslus yra. Jeigu ten parašyti 5 metrai, tai nereiškia, kad ten yra 5 metrai. Ten galbūt yra 4,8 metro šiandien. Užėjo kokiu nors tenai, užnešė smėlio, dar dumblo kažkokio. Pasikeitė tie gyliai. Tokiose vietose, kur potviniai atoslūgiai vyksta, jie keičiasi. Įsivaizduojat, pastojus, įteka, išteka tas vanduo, tai na, gyliai nėra pastovus. Turime Admiralty Sailing Directions, locijos. Ir Portugalijai yra skirta locija 67 numeris, NP 67, West Coast of Spain and Portugal Pilot. Ir va čia Portugalija ir dar visa vakarinė Ispanijos pakrantė. O jeigu viduržemio jūroje, čia norėsite NP 45 numeris. Jeigu norėsite šitų locijų, tik jos pas mane yra nenaujos, aš turiu jas, seniau eidavo jas ir nusikopijuoti ir jūroje mes turėdavom visada prisikopijavę. Tai galėsiu atsiųsti, jos tik daug užima vietos per WeTransfer tą programėlę atsiųsiu locijų, jeigu kam reikės, kokių norėsite. Ir toje astronomijos paskaitėlė irgi yra pasakojimas apie tas locijas, apie Klaipėdą mūsų, kokią lociją, kaip ten naudotis jomis, plačiau truputėlį esu papasakojęs. Locijos gale yra štai indeks, kas mums labai svarbu ir mes į patį galą atverčiam tą lociją, PDF jinai yra indeks ir susirandame pagal abėcėlę. Visi uostai ten, visokie iškišuliai, viskas eina pagal abėcėlę ir susirandam Olhao porto ir paspaudžiam ant 6,51. Čia nėra puslapiai, čia yra paragrafai. Locijos neturi turinio pagal puslapius. Locijos yra sudaromos pagal paragrafus. Imama kažkokia vieta, Klaipėda ir va ten jai paskiriamas paragrafas 651. Paspaudžiant 651 su rankelė ir tave nukelia štai į tokį, atverčia tau puslapį, net nežinau kelintą. Mūsų nedomina, nes mūsų domina va, šitas paragrafas 651. Ir jie eina eilės tvarka 651, 652, 653, 6531, ten dar kažkokiu gali būti. Viskas eilės tvarka kelia. Ir štai įvairi informacija aprašyta apie mūsų tuos farų ir Olhavo tos uostelius, kurie yra gan irgi visokios, turi ten visokių ypatybių. Ir kas liečia gylius, kokie laivai gali įplaukti, taip toliau. Bet ką reikia atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, tidal levels, potvinių lygiai. Mean, spring, range. Mean yra vidutinis, spring yra syzygyja. Vat kaip minėjau, yra pilnas mėnulis arba jaunas mėnulis, yra didžiausi potviniai. Tie didžiausi potviniai vadinami syzygyja lietuviškais, o angliškai spring. O kai yra priešpilnis arba delčia, NIP kvadratūra. NIP kvadratūra. Tai tie pokyčiai kvadratūros metu prie Portugalijos, prie šitų uostų krantų yra pokyčiai. Aukštyn žemyn šokinėja vanduo per jaunatį. 2,8 metrus perkritis, pakyla 2,8 ir nukrenta 2,8 metro. O, na, ir srovė atitinkamai gaunasi dviguba negu 1,2 metro. Ne? Čia daugiau negu 2,5 karto reikia vandens daugiau atitekėti, atitinkamai ir srovė bus dvigubai didesnė negu kvadratūros metu per delčią ir priešpilnį. Čia truputį apie orus aprašo irgi šį bei tą. Ir ką dar radau Locijoje,
apie uostus parašyta, kad potvynio srovės labai stiprios įplaukiant prie molo, prie molų ir gali būti ir 5 ir 8 mazgai išeinantis srovė. Springs, čia sizigijos metu per pilnatį. Ne? Ir skersinė srovė gali būti stipria patir. Tai yra srovės potvinių atostogų metu jos yra gan ryškios ir juo ypač kai sizigija, kai yra pilnatis arba jaunatis. Ta turit įsivertinti irgi, na, aš čia daug irgi viską tai matysit įrašuose, galėsit pasiskaityti čia, kam įdomu bus, kas norės locijas atsisiųsime. Sekantis, kas svarbus dalykas irgi mums Vindi programėlė. Na, yra ir kitų daugybė tų programėlių, bet kažkaip jūrininkai mes pakol kas gal reikėtų pažiūrėti, ką dabar naujo naudoja buriuotojai, bet kažkaip pakol kas dar mes didžiųjų laivų plaukiotojai su Vindi tebe gyvenam. Ir Vindi turi tokią funkciją kaip srovės irgi currents. Tiksliau, netiksliau kiek, bet rodo, nežinau, kokiu čia laiku, čia prieš valandą kažkur dariau, prieš 2 valandas, tai 0,8 mazgo į rytus rodo. Ir galima pasižiūrėti ne tik bangas, bet ir srovę, kokios tos srovės, kaip eina. Ir plaukiant pasižiūrėti, irgi sustoji ir žiūri, kaip tave neša. Pavyzdžiui, jeigu 0,8 mazgo į rytus, tai šitoje vietoje, jeigu tu sustosi su kateriu, sustabdysi katerį, nieko nedarysi, eigos nėra, sraigtas nesisuka, tai ką reiškia į rytus? Šita kryptimi yra tavo kursas 90 laipsnių. Tavo GPS turėtų rodyti, pradėti 90 laipsnių, course over ground 90 laipsnių, o speed over ground SOG turėtų rodyti apie 0,8 vieną mazgą. Na, va, tai tu žinai, kad čia nemeluoja. Taip jau yra, tokia srovė šiuo momentu. Na ir panašiai. Nežinau, ar jie susijusi bent kiek su potviniais atoslūgiais, manau, kad čia tik rodo paviršinę dėl vėjo susidarančią srovę. Galbūt, bet reikėtų čia panagrinėti vietoje jau, ką jį turi omeny ir galbūt bandžiau rasti internete, nieko neradau apie sroves. Tai reikėtų viskas čia, na, tie žmonės labai surišti yra uostelius, ar su kokiu locmanu pasikalbėti. Pagrindinis žmogus, kuris viską žino, tai yra locmanas. Locmanas, žvejai, tai su jais pasitarti, kokios srovės, kokie pavojai, kada, kas, kaip, bet jau nueiti jau irgi ne žaliam, o truputį nusimanančiam apie tą visą situaciją. Na ir uostelį, nematom šitas išėjimas. Ir ką mesgi čia matom, mums tokius nepriimtinus vaizdus, truputį nesuprantamus. Čia kažkokio, bet Anglija, Šiaurės jūros visi uostai turi tokių dalykų. Tai čia kažkokie šlapynės, pelkės, kažkokios neaiškus, čia kažkokia upė kaip ir eina taip, o čia kažkokie net su vandeniu dalykai. Tai šičia viskas. Kaip čia yra, kai vanduo užeina, čia Taip. būna vanduo beveik. Taip, čia viskas yra užliejama, Taip. aukšto vandens potvynio metu čia visur atsiranda vanduo, bet dabar matom čia žemė. Čia žemė. Žalia žolė, sakykime, ne? Čia žalia žolė. Tai aš tą norėjau nuotrauką jums parodyti ir paskui mes perėsim prie jūrlapio ir tada jūs suprasit, apie ką čia kalba, kodėl čia žalia žolė, čia vanduo. Tai va, čia tokie vaizdeliai, vėl čia matom žalia žolė. Bet čia vanduo irgi kažkur, tai viskas čia yra užliejama, kai vanduo pakyla tuos 3 metrus. O kai nukrenta 3 metrus, tai čia tas paviršius jau iškyla iš vandens. Pradeda vanduo kilti, čia viską užlieja. Ir visa tai, o jūrlapyje gyliai yra duoti, va tie, sakykime, čia dabar yra atoslūgis, tie plus 0,5 metro. Tai atima dar tą 0,5 metro, jeigu čia, sakykime, gylis 2,5, tai dar tą pusę potvynio atima ir rodo čia 2 metrus. Tai va ir mes nuo to žemiausio gylio ir varijuojame nuo to.
Jį pridedame tą potvinio aukštį, koks ten yra mažia, ar 0,5, ar 0,1 metras ir tokiu būdu e, tas vanduo va tai pakyla, kažkur užlieja daugiau, vėl atoslūgis ir taip kas 6 valandas viskas čia ir sukasi, ta mūsų gamta. Na ir štai mūsų Portugalijos pakrantė gražioji pietinė. Ir čia va šitoj vietoj mūsų tie uosteliai yra. Ir aš naudoju Egdis Transas 4000 čia. Egdisą mes šitą, na, naudojam visose ir didžiuosiuose laivuose, bet visos navigacijos irgi, aš čia tik kaip pavyzdį rodau tokią navigaciją, jūrinius, elektroninius jūrlapius, bet viskas yra gerai ir kiti tik kas viskas gerai rodo ir kas tinkam. Na ir turime, va čia tą vaizdą, čia tie uostai, Vadolhau ir Farų, bet tos, jeigu būrinė jachta nupiešta čia marinos laivų, kas yra, čia matom mūsų, mes mokėmės juk tuos kardinalinius bujus, taip, ir čia kardinalinis pietų, į apačią žiūri į Lenkiją, tai reikia apiplaukti iš apačios, jeigu čia Lietuva, kardinalinis smėlio laikrodis, kardinalinis vakarų, plona moteriškė, apeinam iš vakarų, iš šitos pusės, iš Švedijos pusės, na ir panašiai. Į pietų, šiaurės, šiaurės. Tai ir čia parašyta Marine Farm Area, tai yra žuvų auginimo ferma, žuvis čia nupieštos. Ir įėjimas draudžiamas, tai čia uždėti tie bujai, įplaukti čia draudžiama. Na, tai jau mes čia neplaukiam į tokias vietas. Na ir čia irgi įėjimas draudžiamas, vėl iš fermos žuvių auginimo bujais apdėtos. O štai kaip čia mūsų ta marina išgilinta jinai yra, čia ne marina, čia uostas, o marina štai šitoj vietoje. Ten žvejų uostas. Jo, čia žvejybinis uostelis ir nupiešta žuvelė. Ir kągi rodo, čia uoste nerodo mum gylių, bet rodo va, jau plaukiant keliais, kokie čia gyliai. Na ir pavyzdys, 2,6 metrai. 2,6 metrų. Čia yra pats mažiausias gylis, koks gali būti astronomija. Ir prie šito, čia yra char datum, taip vadinasi, ir prie šito gylio mes turim pridėti tą, ką matėme potvinio atoslūgių metu, ką rodo mum tide tables. Tai yra rodė, mažiausiai rodė 0,3, 0,4, tai va prie 2,6 pridedam 0,4, tai čia mažiausias gylis bus 3 metrai. Mažiausias gylis šitoj vietoje, plaukiant mum palei bujus. Čia rodo 4 metrus, tai čia mažiausiai dar pridėti reikia kokį pusmetrį prie šitų gylių. O jeigu yra potvinio metu, taip, aukšto vandens metu, high water, tai prisideda visi 3 metrai. Tai kas čia gaunasi 3 metrai, tai čia jau 5,6, čia 7, čia 6,9, 6,8 šito farvateriu plaukiant ir panašiai. Ir štai turime čia, kur mėlyna, tai čia, kur nuotraukose matėm tas mėlynas vanduo, kur buvo šita mėlyna, matėm taip tokios juostos. O čia matėm tą žalią žolę, žalias vėjas, ten tokias sausumas. Kągi čia rašo, žiūrėkime. Rašo pavyzdžiui, čia 1,2, 1,2 ir po apačia brūkšnys. Čia 2,3 po apačia brūkšnys. Jeigu pastebėsi čia, kur mėlyna, po apačia jokio brūkšnio nėra. Kągi reiškia šitie 1,2? Reiškia, kad čia yra iškilę 1,2 metro virš char datų. Ką tas turime omeny? Kad jeigu pas mumis potvinio aukštis yra 3 metrai, tai šitoj vietoj, kur 1,2, gylis bus 1,8 metro gylis, čia bus vandens 1,8 metro. Nes šitas 1,2 yra iškilę virš char datum 1,2. Prie šitų visų mėlynų skaičių mėlyname fone, be brūkšniuko apačioje, mes pridedame potvinio aukštį.
O šitą skaičių, kuris yra žaliavėje, čia kaip kalnas, galim sakyti, 2,3, šitą skaičių atimame iš potvinio aukščio. Jeigu potvinis 3 metrai, tai čia 2,3, tai gylis šitoje vietoje bus 0,7. Čia pavyzdžiui 0,4, čia gylis 0,4, o čia 0,6 jau po apačia brūkšniukas. Reiškia šitoje vietoje, jeigu pakils vanduo 3 metrus, čia bus 2,4 gylis. Tai va taip, kur žalia veja, šitos skaičiukus atimam iš potvinio aukščio. Čia 1,7 po apačia brūkšnys. Reiškia, čia kai 3 metrus pakils, bus 1,3 metro gylis. Dar vienas svarbus dalykas. Tokiuose plaukiojant vietose dažnai, aišku, iš seniau čia nebuvo tokių navigacijų kaip šiandieną, kad mes turim tos elektroninius jūrlapius ir taip toliau ir viskas gan tikslu, nors kažkas gali pasistengti pradėti blokuoti GPS-ą ir mes jau turime problemų, bet yra bujai, pagal juos orientuojamės ir yra vedlinės. Štai matom vienas šviečiantis čia švyturys, jis vadinasi rear galinis įgrėja ir kažkoks kais front priekinis švyturys. Ir čia eina tokia punktyrinė linija. Tai čia yra mūsų vedlinė. Ten iš apačios toliau plaukiant, mes žiūrime, bus tokia vieta, mes žiūrime į tuos du švyturius, kad tas priekinis uždengtų tą galinę, galinio nebematytumėm. Ir šita linija plaukiam. Ji yra mums saugi plaukimo linija vedlinė, kurią reikia naudotis. Ir mes tuoj... Aha, tuoj nebus, tuoj aš atidarysiu tuos jūrlapius. Ir mes jais gražiausiai pasinaudosime. Ar viskas matosi, nepabėgo vaizdas? Turim tą jūrlapį šitą. Viskas tvarkoje, taip, su vaizdu. Matosi. Matosi viskas gerai. Aha. Taip, na ir va, štai. Štai mes parplaukiam čia iš apačios, iš jūros, va, pareinam iš vandenyno, tiksliau, pareinam. Ir mums kelias dažniausiai rodomas specialiai yra nubraižytas tokia rūžava, matot, linija. Va, rūžava linija, jie mums yra maršrutas, duodamas maršrutas, kaip reikia plaukti. Kur saugus toksai kelias. Ir kai mes plaukiam, va, pavyzdžiui, šičia į viršų dabar važiuojame, tai specialiai yra va vedlinė duota, į kurią žiūrėdami mes plaukiam. Po to prie šito žalio žinom, kad reikės suktis. Žalę laikėme iš dešinės, žalius iš dešinės, kaip ir į Klaipėdą įplaukiant reikėtų laivai žalius iš dešinės, raudonus iš kairės. Tai čia raudonus visus laikome iš kairės, žalę iš dešinės. Tokiu būdu manevruojame. Ir šitos vedlinės, va, parodo tas, matot, visos tos rūžavos linijos, jos ir sutampa su šitom vedlinėm. Tai vienas iš tokių, na, pavyzdžių, kaip tos vedlinės skirtos mūsų manevravimui. Štai čia irgi matom, jeigu išplaukinėjame į jūrą, du žali švyturiai, kurie, va, mes laikomės šitą kryptimį ir toliau šitoj vietoj jau sukamės. Į vieną ar į kitą pusę, į dešinę čia parodyta tas saugus išplaukimas švyturys čia. Na ir orientuojamės tokiu būdu. O inkariukai tokie čia parodyti, va šitoj vietoj rodo, kad čia yra inkaravietės. Laivai gali užsiinkaruoti šitoj vietoj. Na ir gyliai matom, ką 3,4, tai čia gylis bus mažiausias kokie 4 metrai, čia 3 metrai, 4,5, tokie čia gyliai. Tokie gyliai maždaug. Ir potvinių metu jau prisideda visi 3 metrai, plus minus. Ir štai mes pareidinėjom čia pro uosto vartus, įeidinėjom arba į vieną pusę nusukam, į vieną uostą ir į kitą uostą. Yra kelias, visa tai nužymėta bujais. Iš dešinės, jeigu pareinam iš jūros, iš dešinės žali, iš kairės raudoni.
tiek Klaipėdoje, čia ir visa Europa, va, ir regionas A, tik Amerikos žemynas yra regionas B. Tai ten spalvos pasikeičia, formos tos pačios, tik spalva pasikeičia. Na, o pas mus žali kūgiai, raudoni cilindrai. Naktį irgi viskas šviečia bujai, tai labai patogu, čia neišklysite iš kelio. Bet pirmiausia, reikėtų pradėti dieną, aišku, plaukioti. E, Na ir va, parodyti, matom, raudonius iš kairės, tai tokiu būdu ir parodytas tas įėjimas. Ir kai įeidinėjam, parodytas va ir netgi švyturys, į kurį reikia žiūrėti, kaip tas tokia vedlinė iš vieno švyturio ir iš antro sudaryta, kaip tas praplaukimas lygiagrečiai, kad iš kur, na, didesniem laivam, aišku, su pramoginiu čia tas įėjimas lengvesnis, bet čia parodytas grinai, kaip orientuotis jau didesni laivai naudojasi šitom vedlinėm, bet ir mes tikrai nepamaišytų irgi orientuotis, kad saugiai nuplauktų. Ant elektroninio jūrlapio, jeigu užlipi čia yra tokia, na, pavyzdžiui, jeigu Egdisa, kurį mes naudojam jūrininkai dažniausiai, yra į raidelį information, paspaudė ant šitos raidelės ir užlipi ant bet kokio bujaus, ant švyturio, nors švyturiai iš vis su juos paprastai su pelytė užėję su kryžiuku jau meta informaciją iš švyturio. Koks pavadinimas, occulting užtemstantis, periodas 5 sekundės ir tokia jau trumpa informacija apie tą švyturį, kaip jisai mirksi, koks jo yra ritmiškumas. Va, flashing 5 sekundės, šitas bliksintis, šitas užtemstantis, po kad atskirtumėm, kokie yra švyturiai. Na, čia va vėl švyturys, flashing 4 sekundės, reiškia jisai bliktelėjo, 3 sekundės tamsa, vėl blyksnis, 3 sekundės tamsa, čia prie įėjimo, prie uosto vartų, prie molo. Galima klausimėlį. Žinoma. Kaip atskirit, kaip nuspręsti, kada jūrinio žymėjimo farvateris bujai pereina į upinį žymėjimą, vidaus vandenų žymėjimą bujus? Ar yra kokie ženklai, ar čia kaip suprasti? Sakysim, jo. Jeigu imtumėm, sakykime, niekas nepainioja vidaus vandenų su jūriniu. Yra stengiamasi viskas, kad būtų nesupainiota jūra, ne? Nes viskas, jeigu bus nepripainiai padaryta kartais, visa tai baigsis užplaukimo ant seklumos. Jeigu supainiusit raudoną su žaliu, jūs užplauksit ant seklumos. Taip, va, kaip, na, paprasčiausiai. Jeigu raudonus mums reikia iš kairės laikyti, o mes paimam ir raudoną iš dešinės, o čia sekluma. Nu, ir mes tuo pat ant seklumos atsirandam. Ir jeigu imkim mūsų Lietuvą, ne, mes parplaukiam, laivas pareina iš Baltijos jūros, viskas tas pats, raudoni iš kairės, žali iš dešinės, ir mes iki pat Nidos plauksime ir į Nidą nuplauksim, raudoni iš kairės, žali iš dešinės. Niekas nepasikeičia visiškai. Niekas nepasikeičia, viskas tas pats nueina. Pirmas dalykas. Antras dalykas, yra vėl kažkas jau pradeda, na, pavyzdžiui, kaip Kuršių mariose, jau, na, čia jau nebe upė kažkokia, nebe vandens kelias, o daug tų kelių susipainio. Taip, vienas kelias nuveda į Svencelę, kitas į Dreverną ir ten dar po to iš Drevernos į Svencelę veda. Stengiamasi daryti taip, kad, na, viena kryptimi būtų raudonas žalias, nepripainiota. Nepainiojama į vieną, jeigu plaukėt link Kauno, tai turėtumėt iš dešinės žalią, iš kairės raudoną. Jeigu plaukėt iš Kauno į Svencelę, tai visą laiką turėtumėt iš dešinės raudoną, iš kairės žalią. Tai viskas, kad būtų vienodai, jokių nebūtų painumų. Pirmas dalykas. Antras, visose, tam ir yra mums jūrlapiai duoti, kad jūrlapiuose rodo kelią, kur mūsų tas kelias eina, ir mes labai lengvai tada, na, suprantam, kur čia parodytos tos rūžavos linijos, kur mums
tas praėjimas, kur tą raudoną laikyti, kur tą žalią, na va, eina tos rūžavos linijos, jos rodo, kad čia žalias iš dešinės bus, raudonas iš kairės. Viskas ir Nu, tai mes orientuojamės jau tokiu čia būdu. su jūrlapiu, jeigu sakau be jūrlapio. Nes kažkur Švedijoje mes su tuo buvom susidūrę su kolegom. Plaukiam buvo toksai kaip ir įlanka, bet iš dviejų pusių. Ir iš Mhm. vienos ir iš kitos galėjai plaukti. O Mhm. paskui ėjo į jau tokį kanalą, į tą jų tų ežerų kanalą ėjo. Ir mes va ten turėjom sustoti ir pradėti jungtis mobiliuosius, kad įsižiūrėti, kur čia ir kaip čia mums praplaukti. Taip daro, bet kito būdo ir nėra. Aš čia buvau, jum nežinau, netidarinėjau švediško, irgi dariau apie Švediją pereitą, tuoj atidarysiu greitai. Taip, kur čia mano tie yra, toj sekundėlę, greitai atidarysime, bam, 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 kur ta mano Švedija. Tai, toj. Pristatymas. Tai irgi kito būdo nėra, kai jau tu paklysti, tas ir yra patogumas dabartinių, va, plaukiojimas prie Stokholmo, ne, trumpa analizė. Tai irgi visur va parodyti keliai, rodomi, kur yra keliai. Ir mes čia iš jūros, kai pareidinėjom, raudoni iš kairės, bet tie raudoni, matot, jie, arba čia sektoriniai tie švyturiai irgi, kai tu jau žinai tą kelią, kai pirmą kartą plauki, tai nesinaudojant jūrlapių, gaudytis aplinkoje yra, na jau čia yra aukštasis pilotažas. Čia, čia jau kaip lėktuvai nusileidžia, uždarę langus, užtraukia užuolaidas ir nuleidė lėktuvą. Tam ir yra jūrlapiai sukurti, kad mes išsinagrinėtumėm, pasižiūrėtumėm ir tada žinotumėm, kas, kur ir kaip plaukimas. Be jūrlapio plaukimas čia jau yra neplaukimas. Neplaukimas. Ir todėl būtina juos naudoti, būtina naudoti elektroninius, popierinius, GPS, kad mums žinoti, orientuotis, kur mes randamės. Ir, na, ir va, pasispaudžiam informaciją, pasitikrinam, koks tas žiburys, kaip jisai mirksi, koks jo yra mirksėjimo dažnumas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir įvairios papildomos informacijos, čia apie Švediją irgi apie, kaip pavyzdys, čia, pavyzdžiui, pakeliami tilteliai įvairūs, kada pakeli nuo gegužės 1 iki 15 spalio, kas 30 minučių, laikas nuo kada keliama. Tai yra daug visko galima sužinoti. Ir jeigu taip aklai, na, mes dar pripratę dažnai, va, galvom, kad irgi į svetimą ypač šalį taip atplaukia, kad čia viskas mums aišku, o daug visokių niuansų yra. Ir tam yra visi jūrininkai, jeigu kapitonus imti laivų, tai pagal visas taisyklės ir jų reikia, nu, ne iš bet kur jos sugalvotos, yra tam ir tos locijos, pilot book, kurias va, ką tik prieš tai žiūrėjom, kurias perskaitai, pasiskaitai, kaip kas tenai yra ir tu tik sužinai, aišku, mažą dalelę tos informacijos. Pasižiūri viską jūrlapyje, ką tik galima ištraukti iš to jūrlapio, kas ten vyksta tame rajone plaukiojimo. Irgi, nu, tokia trumpa čia ta informacija, kas, kur, kaip. Ir tu jau esi, na, jau žmogus, jau laivavedys, jau ne iš kaimo. Nu. Jau pasižiūri, kokie tie švyturiai, viskas. Nes kai tu truputėlį tos informacijos susidarai, turi tą ir popierinę ar kokį, ir žinai, kas, kur, kaip šviečia, kur čia aš praplauksiu. Na, jeigu net ir nebėra, tas sugedo ten GPS, kas, bet tu jau vis tiek pasiėmęs tą popierinį kažkokį jau ir lapiuką, orientuojasi, kad čia turėjo būti toks švyturys. Aha, tokį matau aš švyturį. Nu, mirksinti ten kuronai. Ir tie švyturiai, pavyzdžiui, sektoriniai Švedijoje ir Norvegijoje irgi taikomi dažnai. Jeigu matai žalią spalvą, plauki saugiame kelyje. O jeigu tu pasuktum čia link tos salos į kairę, tas sekumas, pradėtų tau šviesti raudonas švyturio sektorius. Iš pradžių geltonas pradeda,
Ir iš žalias pereini į geltoną, jau viskas, tu negerai plauki, tu turi sukti į priešingą pusę, į dešinę, dešiniau imti. Jeigu per daug dar į kairę paėmė, viskas, tau pradeda raudona šviesti, tu įpulsi čia į tą salą, į tą sekumas įvažiuosi. Tai, na, tokių vat yra tų informacijų. O kai tu dar turi elektroninį jūrlapį, na ir plauki ir žiūri tą kelią maždaug. Tai kaip ir automobiliu, nevažiuojam ten kažkaip į kokią ten Portugaliją be navigacijos vėl. Kaip nuves mane tas kelias, taip nuvažiuosiu. Vis tiek pasijungiam tas navigacijas ir plaukiam su jom, važiuojam su jom. Tai, tai va čia būtų tas Švedijos irgi tokie, matom, va, tas violetinis kelias, kai aš ant jo paspaudžiu, man ir meta, va, koks recommended track, rekomenduojamas maršrutas, maksimaliai grimzlė jo 7,6 metrų, aišku, pramoginis laivas bet kur gali plaukti, tai grimzlė nelabai svarbi, bet gali net ten ir nedaug te reikia ir su tuo pramoginiu, jeigu 1,5 metro grimzlė tavo didesnis truputėlį kateriukas ir gali važiuoti tikrai ir aplaužyti sraigtą ir turėti bėdų daugybę. Tai va, tiek maždaug tos informacijos. Galvoju, ką aš dar norėjau. Norėjau dėl tų maršrutų čia vėl pasižiūrime ten, kur sužymėta bujais tie maršrutai va čia. Tai jie, na, yra ypatingai saugus šitie maršrutai. Čia yra dar visokių tokių keliukų, kur galima tikriausiai praplaukti ir čia aplinkoje apiplaukti, bet, na, reikia žinoti, kad čia kur labai būti jau dėmesingi. Nes kai tu turi bujus kelyje, tu turi taip, kaip mes važiuodami automobiliu. Šalikelės, na, šalikelės, žalias vejas, bordiūrus, tai sunku iškrypti iš kelio. O kai nėra bujų, tai iškrypti iš kelio gali greitai. O kadangi dar potviniai atoslūgiai, giliai kintantis, tai, na, gali greitai nugribauti kažkur ant seklumos sėsti. Tai labai yra svarbu neprisidaryti gėdos. Na, tai maždaug tiek būtų tų žinių, dabar laukiu jūsų klausimėlių, gal kažką norėtume. Čia Petras, aš noriu paklausti, ten, kur aš tą klausimą rašiau, tas soundingas, ten, Taip. kur buvo, tai ten yra gylio matavimo turbūt vieta pažymėta, tam baltas kryžius žaliam. Aš, Petrai, žinokit, tokio aplamai, jeigu atidarytumėt jūs standartinius žymėjimus ant elektroninių jūrlapio, tokio su baltų kryžiuku, ten visur prižymėti, prie bujų prižymėti, visur. Taip, visur, teisingai, jie kaip žymė yra, ten yra atseit vartonų žymė uždeda, kai matavimas, dar kažkas. Bet jie uždėti. Žalias, jam baltas kryžiukas. Jo, bet jokio neparodyta gylio. Pavyzdžiui, žymė, jeigu pamatavo gylį, tai ir parašo gylį, 2,6, 5,2. O ten uždėtas kryžiukas ir jokio matmens nėra. Tai aš ten nelabai supratau, koks to kryžiuko aš to atidarysiu tada, kad... Bet aš atsiprašau, jūsų paskaitoj, kur buvo apie šitos, apie potvinius, ne? Tai ten sounding buvo rodiklė parodyta, iki kokios vietos eina tas soundingas, kur yra jūsų paskaitoj apie potvinius. Taip, bet kodėl ant jūsų čia kalba eina, mes aš atidarysiu tą žemėlapį, apie kurį mes kalbame. Taip, gal aš didesnį atidarysiu sekundėlę. Čia turite omeny astronomijos paskaitą? Jo, ten toj astronomijos paskaitoj buvo pažymėta, kas yra soundingas. Taip, bet kodėl pas jūs nieko nerašo apie jį? Ten yra giliausia vieta, kiek aš suprantu, gal tas reiškia. Man tas Garmin jūsų žemėlapis biškelių neaišku. Tai šiandien kelintų iš šių metų yra, kas čia naujas jis yra. Naujas turbūt aš prisijungiau prie Garmino ir parodė. Supratau, bet pas jūs laiveis stovi šitas žemėlapis? Ne, ant kompiuterio. Ne, Petrai, ant kompiuterio, žinokit, čia ne tas. Ne, aš galvoju, tai dėl to jums įrodo čia visokių ženklų.
kai jūs prisijungsit laive, turėsit Garminą laive ir prisijungsit ir tada mes jau rimtai imsimės to klausimą. Supratau, atsiprašau tada. Jo, jo, tai turite gyvą navigaciją įsijungti. Čia noriu dabar atidaryti, tuoj gal net neverta, Petras. Neverta, jo. Nu, čia aš dėl to ir negalėjau jum atsakyti, nes neturėjau ką atsakyti ir nėra kur net atsakymo į tą klausimą, kad kaip ten. Ten yra kažkoks techninis, taip, Garminas kažką prižymi. Sakau, taip negali būti. Tokių, ką mes kalbėjom, ten neturi būti tų kryžiukų, ten visokių pridėliota. Nu, tai matot, kaip atrodo gyva ta navigacija, va, tai jis turi atrodyti, tokie tie gyliai ir kokį jūs be paimsit navigacinai, ten spalvos gali skirtis, bet esmė tai tokia, kad ir bujai turi būti, ir gyliai jie rašomi normaliai, ir skaičiais, ir niekas nieko naujo nesugalvojo ir nėra ką. Va, jeigu imsite, tik tiek atsiminkit, kad jeigu brūkšniukas po apačią, tai yra jau ta žalia veja, kaip aš sakau, žalia veja iškilusi virš char datum ir jau jeigu 1,8 su brūkšniuko apačioj, potvinio aukštis 3 metrai, tai čia bus tik 1,2 metro gylis. Per aukščiausią tą vandenį 3 metrus bus 1,2. O čia visur, kur mėlyna, nėra brūkšniuko apačioj, tai čia sumuojas 2,8 plus 3, 5,8 gylis. Na, va, O tokie. mėlyna linija čia, kur atskiria skirtingus gylius, ne, jeigu Jo, apibrėžti. čia matot, iki 5 metrų tokia žydra yra. Nuo 5 metrų tokia jau Aišku. prasideda tokia. O jeigu mes nuvažiuojame į toj, ko man nebeatsidaro, jeigu nuvažiuosime į didesnius gylius, jau baltai, jau vandenyne matom, kur didesni gyliai, nerodo čia pas mane gylio jokio. Na, matot, kaip visi tie gyliai skirtingom eina ir tos gylius irgi iki 10 metrų ten tokią spalvą, paskui čia gali pats pasireguliuoti tas spalvas, bet šiaip toks standartinis pas mane įvestas, o jau žalia veja, jau viskas. Jau yra tas, kur iškilęs virš char datum jau yra atostogio metu, kuris jau matomas iškilinėja, ta žalia veja. Prie jos jau tą skaičių atiminėja. Na ir viskas. Ir toks tas vapla. O ruda jau nebeužliejam. Jau kas ruda, jau nebeužliejam. Čia vis. Na. Dar vieną klausimą turiu. O pramoginis laivas turi kelti ten tos visus rutulius, dar kažką, jeigu inkaruojasi, pavyzdžiui, ar dar kažką? Ne, čia labiau šitą yra pagal taisyklės jau, manau, laivas, kad iškelti tą rutulį reikia turėti stiebą. Tai jeigu turite stiebą, pavyzdžiui, metame inkarą priekyje, tą stiebą tai reikia turėti kokių 4 metrų, 5 metrų rimtą tą stiebą, kad tu kažką galėtum iškelti. O jeigu pramoginis laivas neturi stiebą, tai ką tu gali iškelti? Nei to rutulio neiškelsi, bet naktį pramoginiai laivai, jeigu stovi ant inkaro, tai reikia įjungti vieną aplinkui šviečiantį žiburį baltą. Ta mes galim padaryti, tą mes ir turim pramoginiai laivai. O dieną? O dieną nieko. Dieną visiškai jokie žiburiai, taip. Ir nakties, jeigu, pavyzdžiui, laivas nevaldomas, pramoginis, tai kas yra parodyti, kad naktį raudonų žiburių mosikuoti kažkokiu, kažkaip perduoti kitam laivui, tu kažkaip turi perduoti tą savo pranešimą. O dieną raudonų kokių vėliavų, raudonų skudurų kokių mosikuoji, megstinių, striuke, ką be turi, mosikuoji tą pačią jaučių salotinę, kažką mosikuoji, kad į tave neįpultų kažkas, nes tu nevaldomas esi prasinešti. Ir labai svarbu yra tos radio ryšio stotelės. Jeigu tu žinai kokiam, čia dar nepažiūrėjau, pavyzdžiui, visi uostai, na ir 16, imkim 16 net kanalų, jeigu tu čia kažkokie gal yra kiti darbiniai, 14, 12 dirba locmanai. Locmanų, pavyzdžiui, dažnis 12 kanalas VHF, mes mokinsimės. Ir tu plauki ir užgesai čia farvaterį, matai, pareina laivas, tai tu 12 to kanalų pradėsi šaukti, 16 kanalų įsijungęs. Kada aš laivas toks ir toks, plaukiu prie bujaus, plaukiu ten link uostelio, link marinos ir esu prie bujaus numeris 2. Užgeso motoras. Tai traukės aš užgesu. Tai tas jau žino, kad užgeso.
Galbūt losvano kateris prišoks jumis patrauks į šoną, nu ir panašiai. Tai kažkaip stengtis perduoti apie tą pranešimą. Ir išplaukiant jau su kateriais, todėl dažnai pramoginiai laivai, plaukiantis ypač va į vandenyną, jau išplaukiant, turi antrą motorą. Mažesnį motorą pasikabina kokį pakabinamą irgi papildomą turi, jeigu kartais atsitiko su varikliu bėdos, nusileidi pakabinamą varikliuką ir parpuškuoji į krantą, į uostelį. Tai na, visokių. Navigacija tai pagrindas, aišku, kad būtų elektroniniai jūrlapiai išplaukiant tokiose vietose, tai labai svarbu, nes čia gali prisimanevruoti ant seklumos labai greitai. Ir stebėti potvinius atoslūgių laikus. Kada, kur, kaip, kad neatsirasti kažkur čia vidury laukų paskui ant seklumos. Tai tiek būtų šiandieną. Tikriausiai visi dar gal kažką sugalvosit ir pamatysit ir kils klausimų ir būtinai klauskit manęs, aš stengsiuosi kaip įmanoma atsakyti viską, kiek turiu tų žinių ir galiu sugalvoti, kaip atsakyti. Ir bendrom jėgom po truputėlį ir išmoksim kažką. Ačiū labai, Rimvydai. Prašom, tai tada Ačiū labai. Dėkui, viso gero. Viso gero gero. vakaro visiems ir iki rytojaus. Ačiū, viso geriausio. Gero vakaro.